the world. Sliekų nemaudau ambasada, pasileido gyvumo salų. Apsižiūrėta buvo, kad be čirpoko dalyvausim, be masalų, be nieko, tai reiks skubiai. Aišku, be čirpoko tai ant šiurpo, vis tiek, neimsiu tikrai. Bakstelsim, ką nors įdomiau, tai bent jau kontento bus. O tai tiek. Dar pažiūrėjau, ką aš čia esu užfilmavęs, tai aš nieko nesu. Tai dar prieš pačias varžybas, dabar turim 1:30. Praeisiu sektorius, pafilmuosiu, kaip maždaug atrodo ir kokia situacija ir kas per žuvis. Žadėtų sektorių apžvalga. Turim beveik pusę ežero betonkio ir pusę tokį nendrį. Visas ežeras turi tokį žalių juostą, kurioje panašu ir laikosi beveik visa žuvis. Ir labai daug mėlačių. Yra slaptų sektorių. Taip pat betonkė. Gaus kažkas tokius sektorius, tai nežinau. Nebus vedantis. Išblėt. Nei sėdėt, nei stovėt. Ir 4 valandas gali būti karšta. Mano manimu gražiausias sektorius tai Nusirblinės. Šitas visas krantas. Žiauriai patogiai ir gera žolė. Ir daug linų burbulų matosi. Putoja tiesiog. Arba čia kažkas nesenai žvejojo ir šėrė, nes kažkaip įdomiai. Ir čia jau giliai. Persiduos. Pasirūpinkit savo ir artimųjų saugumu, o mes žuvausim. Davai, prapala. 8 numerio kabliai. Pašaras Random Traperis universalus. Be stambios frakcijos. Bandysim taurę taip. Bandyta buvo su stambia frakcija, tai ateina vien tik tai plėšri žuvis, nežinau, sutapimas gal. Pašara namie. Kad spėtų gerai višliu. Penki kilai. Dėl frakcijos jau bus apipysęs. Nu, įdomiai. Lengvas kvapas jaučiasi. Kadangi plūdinės buvo taisyklė plūdinė arba dugninė,
čytinam. Įmam vieną rimtą, botą ir lydekinę. Taigi, zaibal. Taigi, trumpai apie tai, kaip man pavyko iškovoti Kertaus taurę. Simple pasirinkta taktika, vien mėlačius buvo laimėta su 3 kg žuvies, antra vieta su 600 kg, su karpiu ir šapalu. Tai taktika paprasta, nieko beveik daug, labai pašaras, smulkaus, biraus, ant paviršiaus ir taškelį su botu. Labai paprasta, elementaru. Tikėtasi daugiau, pagauta tik tiek, chausnį, kitą kartą bus daugiau.